Labas, prieš žiūrint šitą video labai rekomenduoju iš pradžių pažiūrėti mano šio trailo, šitos kelionės versiją žiemą, nes šiame video aš labai daug paminėsiu, kas vyko žiemą, kad jūs suprastumėt, apie ką aš šneku. Labai rekomenduoju pirmą pažiūrėti aną video, tada grįžti prie šito. Ana video nuoroda bus video aprašyme ir komentaruose. O aš toliau kapoju Red Bullį su sausa bulka. Kodėl taip nutiko? Žiūrėsite šitą video, suprasite. Labas. Štai mes ir vėl susitinkam žygyje. Antrą kartą šiemet. Dabar jau yra pavasaris. Kažkaip su video biškį užstabdžiau, nes turiu kitą projektuką, prie kurio dirbu. Ir šitą žygį aš jau vieną kartą jau. Sausio 1, man atrodo, jeigu aš gerai prisimenu, tai tada jo viso nebaigiau, nes tiesiog labai daug laidžiojau ir buvo tokių vietų, kur aš tiesiog negalėjau pereiti dėl to, kad buvo žiema, labai slidu ir panašiai. Ir tada eidamas aš pažadėjau, kad aš grįšiu čia ir pereisiu dar kartą šitą trasą, bet pereisiu pilną, nes aš perėjau tik tais pusę. Prieitą kartą, kai aš ėjau prieš eismą, pasirodo, nes aš neradau įėjimo. Čia įėjimas, aišku, jis pakankamai aiškus yra, bet aš kažkaip jį praėjau ir nesugebėjau įsukti ten, kur reikia. Aš prieš savo. Sorry, saulė man iš nugaros, nieko negaliu padaryti. Būsena miškelio, tokia pusiau sausa, pusiau šlapia. Einu su džinsiukais, kaip be būtų keista. Dėl to, kad, tie džinsai jau yra ant išmetimo, tai sakau, baigsiu aš juos šitam žygyje. Man atrodo, mane predatorius gaudo. Tai nežinau, sutiksim, nestiksim žmonių. Šiandien yra ketvirtadienis, tai toks kaip ir darbo diena. Tai gal nieko nestiksiu. Matysim. Ir šiandien einu biškį su lengvesnė kuprinė. Nesėmiau savo tos didžiosios, nes nepasėmiau jokios kameros, įskyrus šitą Sony, šitą Action kamera, tai čia yra Osmo Action 4, nebe trečia versija, o ketvirta. Ir turėtų būti ne tik geresnis šiek tiek vaizdas prietemoje. Aišku, aš nekalbu, kai aš prieš saulę filmuoju, čia nesiskaito. Bet šiaip tamsesniuose vietose geriau turėtų filmuoti. Ir garsą geresnį turėtumėt girdėti, nes galiu prisijungti savo mikrofoną prieš tos kameros. Ir prie tos galėjau, bet ten reikėdavo kišti į pačią kamerą, ten prietaisus ir taip toliau. O aš dabar tiesiog per Bluetooth esu prisijungęs. Daug patogiau. Neėmiau Sony kameros dėl to, kad ten tikrai bus tokių vietų, kur aš galiu griūti, tai mažiausiai norėčiau sudaužyti. Ir plus noriu išsitestuoti šitą kamerą, pasižiūrėti, kaip jinai susidaros su visą kelionę, nes šioj kelionį filmuosiu tik su šitą kamerą. Ką pagalvojau, kad iš tikro tokiem žygiam reikia pirštinės būtinai turėti. Aš nepasiėmiau jokių pirštinių, tai ten virvėm eidamas šiek tiek trūktelėjau ir praslydo pirštai per virvę. Tai dabar biškį dega. Nieko baisaus neatsitiko. Nieko baisaus neatsitiko, bet pirštai biškį pasvylo. Ir aš čia užuodžiu karvės šūdą kažkur. Žinai, žinot, kai
pievose karvės gaunasi tas kvapas. Visiškai. Tai greičiausiai viršuj kažkur yra ganykla, gal kokia karvių ferma ar panašiai. Neįsivaizduoju. Ir biškis slidų yra iš tikro. Nes žemelė tokia nėra visiškai nei kieta, nei minkšta, toks, nežinau, įdomus variantas. Tai reikia biškį atsargiau eiti. Beje, turiu pasiėmęs tokį kolonėlę. Tai kad būtų linksmiau eiti, nes aišku, gamtoj sakytumėt, na aš ir pats sakyčiau, kantų tą muziką, mėgaukis gamtos garsais ir panašiai. Tai jo, ta prasme, nebus taip, kad visą laiką aš leisiu muziką eidamas. Tiesiog, vat, pavyzdžiui, kol pietausiu, pasileisiu. Ar šiaip bus labai nuobodi atkarpa, kur tiesiog tiesioji kokia ir viskas. Tai tokiais atvejais, tokiais momentais leisiu muziką. Nu gerai. O mes nusileidom nuo kalno. Dabar, kiek žinau, palei upę bus ėjimas iki tilto. Tai iki tilto aš čia jau esu ėjęs, bet už tilto tolin aš jau nebejau. Nes pradėjo temti, o aš neturėjau nei šviestuvų nieko. Tai nusprendžiau tik pusę trasos veikti. Na, čia buvo žiema. Čia yra vieta, iš kurios aš atėjau praeitą kartą. Pro čia ir tada jau grįžinėjau. Nors ten realiai dar toliau veda. To jums parodysiu, tikiuosi jums matysis. Tik čia labai sunkiai krauna, nes esu dabar dauboje. Ryšio nelabai yra. Ai, nu va, maždaug matosi. Tai vat aš, kai ėjau, aš apėjau šitą vadalį. Nežinau, ar matosi jums. Šitą dalį apėjau ir va čia va kirtau. Tai dabar eisim šitą vadalį dar. Čia prie kažkokio kelio turiu išeiti. Tai bandysim šitą vadalį eiti, tai čia realiai kita pusė, kurios aš neėjau ir tada grįšim jau pro ten pat, tik tais visas tas ekstremo zonas taip pat eisim. Tai va, tai aš jau esu nuėjęs ketvirtį trasos, sakykim taip. Ketvirtį trasos jau įveikiau. Kaip matot, vaizdas nuostabus. Mane žiauriai veža iš tikro. Kanada man dėl to labai patinka, nes ten labai daug yra upių ir upėse labai daug akmenų. Ir va būtent tas va reiškinys, tie akmenys upiai, tai man kažkas tokio yra. Tose pati gražiausia upė jaučiu, kuri pilna akmenų. Ir, nėra sekli. Žiauriai nuostabi vieta, gaila, kad tik dabar pradėjau eiti. Na, tik ketvirtį įveikiau. Visai mielai, su mielu noru stabtelčiau čia pavalgyti. Čia va kaip tik yra tokia vieta. Čia po tais medžiais tarp akmenų, superinė vieta būtų pavalgyti čia. Tobula. Bet dar nestosim. Eisim toliau.
dar malūną kažkokį motorą, o turim prieiti. Ar kažką panašaus. Ir pavalgyti, šiaip labiausiai norėčiau pavalgyti, tai ten toj trubelį, kur buvau. Ta žiauri faina būtų ir patogu, ir faina, bet ten, man atrodo, jau netoli ties pabaiga bus. Tai žiūrėsim, ar aš tiek iškesiu, nes aš pusryčiam valgiau tik tais bananą ir kavos geriau, viskas. Tai žiūrėsime, gal labai daug jėgų atiduosiu čia kopinėdamas. Tai greičiausiai stosiu anksčiau pavalgyti, bet jeigu labai valgyti nenorėsiu, tai pabandysiu datraukti kitos trupelės. Šiaip belekaip gražu. Kaip jau sakiau ir anam video, šiaip Klaipėda yra lygumos, bet vat galėt rasti ir kalnų biškį. Reikia 4 ropot vietomis. Nes nepralendu kitaip. O, už batarį užkabino pagalys vos netiškiau galvos į šitą Final Destination, ne? Ok, wow, čia kaip gražu. Ryšio vis dar nėra. Visiškai be ryšio. Dabar aš iš kur čia fotink geriau. Padarysim kelias nuotraukas, nes žiauri gražu čia. Bet čia visur tai medžiai užstoja. Būtų galima išpjauti tos medžius, tai čia vaizdelis pasaka būtų. Aišku, įmanoma čia ir be tų virvių iš tikrųjų užlipti. Čia gal tos virvės daugiau kai slidų yra. Bet jeigu yra, tai galim ir pasinaudoti biškijomis. O, maikytė, žiūrėkit. Virvė biški nusimovė. Nu, čia matomai reikės tie, kas prižiūri biški, kaip sakant, peržiūrėti šitas vietas, nes kai kurie iš tėvo irgi juda, viršų kilojasi, gali išsimauti. Tai kas prižiūri šitą parką, jau galėtumėt biški tas virvės sužiūrėti, nes kai yra vientisa virvė, jie nieko nestiks. Kai po vieną, tai gali pradėti trukinėti. Ir pradės kažkada tais. Wow. O, čia slėnis gražus. Labai gražus slėnis. Aš gau čia man leistis reikės, bet žiūriu, kad kelias toliau veda čia. Tai panašu, kad žemyn nereiks leistis. O štai ką radau. Vairą kažkokį tai. Žiūriu, pritaisytas trosas kažkoks. Ir tas trosas eina tolin. Ir ten grandinės kažkokios apačioj. Tai aš sakyčiau čia nučiuošti gal, bet tai kad čia nelabai pratilpsi, dėsies į medį iš karto. Nu nežinau, kas čia per reikalas, bet ten, kur tas grandinės yra, ten viskas ir pasibaigia. Toliau jau trosas nebeina. Tai neturiu nei žalės pratimo, kas čia yra. Nežinau, ar jau matosi, bet jau priėjau tą kelią, apie kurį kalbėjau. Dabar turėtų būti kažkur prieki ir malūnas. Jeigu aš neklystu, kažkoks malūnas turi būti. Kažkaip man yra užsifiksavę, kad turėtume prieiti malūną. Nežinau, ar čia šitam žygyje, ar ne šitam, bet kažkaip yra užsifiksavę pasąmonėj malūnas. Nu, žiūrėsim. Nors čia iš tikrųjų internetas yra, nes Dauboje nebuvo interneto. Galima pasižiūrėti. Ar yra kažkoks malūnas? Nu, čia nerodo. Ne vien nuotraukose gal kažkur bus užfiksuotas jisai. Tiek to, nesvarbu. Kažkaip man malūnas asociuosi, nes matau, kad čia vat bus, čia kažkas yra, kažkiek kaip ir gyvenvietė, kurią kirsiu. Tai vat nežinau, kas ten. Čia aišku daug išsišakojimų, tikiuosi įeisiu gerą kelią. Reikės upę dar pereiti. Tai pažiūrėsim, šitoj gal vietoje ar bus tas malūnas. O aš kadangi ką tik gatvę priėjau, tai aš va čia esu. Čianais. Tai realiai čia kažkur apačioj ar bus tas malūnas, jeigu jisai bus. Nu, einam, pasižiūrėsim. Ant saulytės šilta, bet ir vėjo nėra. Rodė, blema, tokį didelį vėją šiandien. Nu, gal po pietų bus vėjas, nežinau. Aišku, man vėjo visiškai nereikia, nes aš šildysiuos maistą. Tai mažiausiai noriu, kad man užpūstų ugnį.
Aišku, jeigu aš trobelį šildysiuos, tai jokio skirtumo. Bet gal užeisim kažkokią gražią vietą, kur pasišildysiu, tai ten jau vėjas biški man kištų koją. Nu, žiūrėsim. Bet kol kas be vėjo labai geras oras, man netgi yra šiek tiek per karšta. Galėčiau eiti tik tai su striuke ir maikute. Megztinio visiškai nereikia. Tai galbūt netgi, kai sustosiu pavalgyti, to vietoje aš megztinį ir nusimsiu. Įsidėsiu įsidėsiu kuprinę ir eisiu be megztinio jau. Nes tikrai yra pakankamai šilta, netgi pavėsyje. Tarp kitko, lipau per vieną rastą tokį, nefilmavau tuo metu. Tai susiplėšiau klyną. Kažkaip už kažko aš ten užkliuvau. Žiūrėk, klynas. Eik, tu čia galvoj. Šiaip dar ką noriu pastebėti, kad vasarą žygis einasi žymiai greičiau negu žiemą, nes žiemą velkiesi daug lėčiau, nors dabar visiškai neskubu. Ir žiemą slidu ten saugais ir taip toliau. Tai aš realiai dabar toj būsiu pusę trasos praėjęs. Per nežinau kiek, per kokią valandą, jaučiu pusantros. Kai žiemą jau, kiek aš jau, gal 4 valandas. Tai įsivaizduokit, kiek sunkiau žiemą yra leistis į žygius negu vasarą. Perėjau tokį įdomią vietą, kaip matote, man rodo eiti čia palei apačią iš tikro, netoli tos sodybos. Bet einant į tą pusę, norint eiti, žmonės užsidėję va tokį tipo privati valda, piktas šuo, ten dar toliau irgi privati valda užrašyta. Tai matomai jiems labai nepatiko, kad pro jų sodybą vaikšto, nors kelias veda pro čia. Grinai per tą sodybą, kaip matot, ne palei kelią, bet palei tą sodybą. Aišku, aš praeisiu ten, čia išlipsiu, praeisiu keliu, čia problemos nebus, bet tada hebra tie, kas prižiūri šitą tinklapį, prašau pakoreguokit tada šitą kelio atkarpą, nes, kaip matot, čia tikrai nebegalima eiti. O čia jau žiūriu biškį netgi pramindyta, tai turbūt pakankamai senai yra tas kelias uždarytas. Ir tinklapį vis tiek veda pro ten. Ir tinklapį dar galima GPS atsisiųsti. Už 5 eurus, man atrodo, ar už kiek ten, pagal kurį eiti. Aš jo neturiu atsisiuntęs. Tai nežinau kaip jame, ar yra ištaisyta šitą klaidą, ar irgi palikta. Keista, kad čia nėra jokio ženklo, kad privati valda. Nors ten yra privati valda ir šuo, bet čia irgi turėtų būti, mano manimu. Kalnų takai, viena pusė, bet viena pusė yra į kalną lipti arba į kairę sukti. Tai jeigu aš gerai suprantu, palei tą mėlyną ženklą man reikia keliu eiti. Nelipti dar į kalną, nes į kalną toks irgi neblogas takeliukas veda. Jo, realiai kalną irgi neblogas takeliukas veda ir aš, realiai jeigu nebūtų ženklo, aš jau čia kalną ir lipčiau dabar. Nes tas kelias tai toks kaip pas kažką į namus vestų. Ant kiek prisimenu pirmą kartą, kai jau keikiau, kad ženklų nėra, tai lygioj vietoj vienas ženklas, ant medžio antras ženklas, toliau ten geltonas trečias ženklas. Jau tikrai nepasiklysi. Va tai ir būna, kai tu eini. Dabar aišku saulė bus gerai, nes jau pradedu eiti atgal, jau pusę trasos įveikiau, daugiau negu pusę biškį, tai dabar geriau biškį matysios. Tai ant kiek gali būti nesusipratimų, kai tiesiog pasufeilini, kai pradedi eiti priešingą kryptim. Nors realiai, logiškai pagalvojus, aš ėjau palei laikrodžio rodyklę. Tai kaip ir logiškai ėjau, o šita trasa yra padaryta prieš laikrodžio rodyklę eiti. Nežinau kodėl. Ir čia, žiūrėkit, kas yra. Ai visgi yra tas malūnas. Malūno liekanos, bet tai... tai nebus čia tas malūnas ir privati zona? Mes eisim toliau iki to ąžuolo. Prie to ąžuolo ir yra 2,5 km. Tu už 2,5 km sėsim pavalgyti. Ten yra tas budelė, ta namelis, kur aš noriu valgyti. O čia 100 metrų iki malūno. Aišku, mes paeisim. Pažiūrėsim tas liekanas. Jau matau tas liekanas. Tai bent jau iš kitos upės pusės pažiūrėsim, nes jo, čia yra ta privati zona.
Gaila, neis prieit prie to malūno. Nu, aš čia nesuprasiu, kur tas malūnas, kur čia liekanos to malūno. Ir šiaip 100 metrų, aš čia pajau 10 metrų, kokį 20. Nu jo, čia žmonės to malūno užsidarę yra. Ir neprieisi prie to malūno net norėdamas. Kažkur šitoj zonoj tas malūnas turėtų būti, jeigu jis dar išvis yra. Gal jo jau net nebėra seniausiai. Gal tos liekanos panaikintos, nebent čia šitas leptelis skaitosi kaip malūno liekanas, nežinau. Nepamatysim malūno, prie malūno nepavalgysim, nes tokių minčių turėjau. Gražioje vietoje pavalgyti prie malūno. Šiaip galėčiau ir čia valgyti, bet išlys žmonės dar, po to sakys, ką čia veiki, dinkišė. Mes gi lietuviai. Tokie jau esam. Tai varom toliau ieškoti. Bet aš manau, jo, varysiu normaliai į tą namuką, atsisėsiu jį, pavalgysiu skaniai, ten nei vėjo nebus, ir atsisėsti yra kur, ir stalas yra. Nu, žodžiu, taip kultūringai pavalgysim. Man dabar biški gėda yra, kad aš keikiau šitą trasą ir organizatorius, kad jie nėra sudėję ženklų. Kaip pats durnelis blemba jau prieš eismą, nu tai... Ja, tai noriu atsiprašyti visų, kurie įsižeidė, kurie supyko. Ja, tai yra mano klaida, aš ėjau prieš eismą, pats kaltas. Ženklų yra tikrai pakankamai ir tikrai nėra kur pasiklysti. Kol kas, žiūrėsim, kaip bus toliau. Bet kol kas viskas yra idealiai, tai tikrai superinė trasa. Nematau kur, bet girdžiu, kad sraigtasparnis skraido. Ir iš tikrųjų, tai dabar pagalvojau, tas sraigtasparnis išgirdęs, kad o jeigu tu čia nusikočioji? Nu nežinau, šitoj pusėje dar ryšys toks bolė mėnė yra, ten 1-2 padalos. Bet visa pačia, kur jau anoj pusėje upės, absoliučiai nėra. Visiškai nulis. Absoliučiai nėra. Visiškai jokio ryšio. Tai pagalvoju dabar, taip jeigu lūžo koja kokia, ranka dar dzin dar. Stalūžusią ranką dasikapstytum. Bet jeigu koja lūžo, arba iš vis kažką taip pasidarai, kad iš vis net pajudėti nebegali. Nu realiai gali pasimti telefoną, skviesti tam pagalbos, bet daugiau nieko negali daryti. Tai ką tokiu atveju veikti? Tausia, kaip elgtis tokiu atveju? Lauk, kol koks nors žmogus eis pro šalį? Gerai, o jeigu aš nusikočiuosiu ten, va čia, pavyzdžiui, užsižiopsuojas, einu, pės kulverčiais, apačioj kažkur guliu. Kiek čia žmonių beeitų praviršų, fig den mane pamatytų. Tai dėl ryšio tai čia labai kažkaip nejauku. Nes jeigu tikrai kažkas nutiktų ir nei pagalbos iškviesi, nei ką, visiškai, ta prasme, likimo valiai paliktas. Nu, aišku, pasigės artimieji, pradės ieškoti čia kažką daras. Bet ar tu išgyvensi iki tol, kol ras? Aišku, jeigu vasarą, tai išgyvensi, kažkaip nieko tau nenutiks. Nebent labai kraujuoji, nukraujuosi ir tada ragas. Bet, nu, esmė tame, ką noriu pasakyti, kad labai nejauku yra, kai nėra ryšio ir kai keliauji vienas. Dar jeigu ne vienas vaikščiai, tai dzin. Bet kai vienas vaikštai, va tokie skardeliai, ui, vaikyti. Čia prie pat net neisiu. Pabandysiu jums perteikti tai, ką matau, bet aš tenais neisiu. Net nežinau, kiek yra po manim tuščia. Paeisim biškį šoną, gal matysis. Blemba, čia gali su to, nes po apačia čia dauba, nu tosi tuščia po apačia, tik viršus yra toks togelis, tai va į šoną pažiūrėsim, gal matysis. Eik tu savo. Ai, nu nėra ten labai, kad būtų tuščia, bet vis tiek biškį tuščia. Oh my god. O čia praeisiu.
O jūs juokaujat? Čia man iš to lipt reikės? Aš čia nejaučiu visiškai jokio noro lipt. Ant kažkur rastų paremt. Eik tu nafik. Ei, jūs nejuokaukit. Nėra kito praėjimo, kaži. Čia absoliučiai neatrodo saugiai. Tas ant oro kabo. Tas iš vis paremtas ant vieno pagalio kažkokio. Nu, bandom eit, bet blema, tik nebūsiu prisikalbėjęs, aš su tais... Pala, reik pažiūrėti, ar ryšys čia yra. Nu, yra tipo viena padala. Nu, 2 padalas, bet įdomu, kaip ten apačioj bus. Ką žinau, nu, bandom gal eit. Čia irgi nulipimo jokio nėra. Čia nušokt reikia. What the fuck? Ir dar prišnekėjau savo svarbiausia visų šitų dalykų. Pofik, einam čia. Nežinau, bandom. Ką sudaužyti nelabai turiu, nebent save. Dedamės ant galvos. Blogiausia, kad pirštinių neturiu. Čia yra blogiausias dalykas. Blem, kaip čia nulyp dabar? Už ko čia laikytis? Eik, tu šikt. Kur aš čia papuoliau? Ramiai. Nu, aš tikiu, kad čia yra saugu. Aš labai noriu to tikėti. Nes nuvaikšto čia kažkas turbūt. Bet griušiu tai tiesiai ant akmenų, ko aš visai nenorėčiau. Ok. Juokingai atrodys jums, bet žinokit, čia visiškai neatrodo saugu. Ir tik biškį paėjus nuo to tiltelio. Čia gerai tada. Iš karto buvo toksai, aišku, su virvėm. Bet aš pirštinių neturiu, blemba. Tai va čia blogiausia ir yra, kad jeigu slysčiau su ta guma, ne guma, šita virvė, nu jau biškį patyriau šitą deginimą. Anoj pusiai eidamas. Svarbiausia, neleist praslysti rankom. Aš nežinau, kodėl kai filmuoju su kamera, tie visi kalnai neatrodo tokie aukšti. Atrodo, nu, toks vos net įstojęs į mir nueini. Nes kamera kažkaip to aukščio, nieko to statumo aukščio neperdoda. Visą laiką atrodo labai flat viskas, plokščia labai. Atrodo toks, tiesiog, ką tu čia vaidini, koks čia toks statumas. Bet iš tikrųjų, nu, status kalnas čia labai. Nežinau procentas, kaip čia įvardinti, bet tikrai status, nu, ne veltui ir virvė įdėta. Bet kamera to neperdoda kažkodėl. Nežinau. Nu, čia tai aš suprantu virvės esmę. Nes čia realiai gali nučiuošt. Ir įsivaizduokit dabar, jeigu žiemą būčiau čia ėjęs. Man būtų reikėjo įkopti. Neleistis, bet įkopti. Tai įkopti gal ir įkopčiau. Bet va leistis jau yra biškį sudėtingiau. Nes čia aš grinai ant šiknos čiuoščiau, man atrodo. Bet va, smagiai sugalvojus nuo virvėm čia chebra. Tikrai smagiai sugalvota. Ta prasme, šiaip paprastai žmogus čia nesileistų turbūt. Sveiko proto. Bet va, jeigu virvės yra, visai galima leistis. Nu, jau viskas. Tuo ir pabaiga.
Chebra, biški keičiasi planai, nes šitoj trasoj yra 3 ekstremo zonos, kurias aš sakiau būtinai pereisiu. Ir aš galvoju, kad jos visos bus už to namuko, bet vat jau ir priejau pirmąją, dar nepasiekęs namuko. Aišku, galėčiau eiti per šoną link to namuko, pavalgyti, grįžti, bet, come on, nenoriu. Tai, bet ir nenoriu leistis į tą ekstremą tuščių skrandžių. Tai aš manau, kad tiesiog biškį apsisuku. Čia labai netoli paeisiu atgal, yra tokie 3 didžiuliai akmenys, beveik ant skardžio. Tai jau čia aš ten ir pavalgysiu, žinokit, nes, tikrai nesileisiu į ekstremą visiškai alkanas, nes dabar apie nieką daugiau negalvoju, tik apie maistą. Tai manau, paeinam čia, nežinau, 100 metrų atgal, prieinam tos akmenis ir pavalgom ten. Aišku, galėjau aš ant to skardžio pavalgyti, ant tos, kur buvo gražus vaizdas. Galėčiau ir iki jo grįžti, čia visai nėra toli. Ir normaliai papietaut. Jau čia, žinokit, taip ir padarom. Čia iki to skardžio, iki 200-205 metrų tėra. Tai vėl saulė man išnugros. Tai grįžtam prie to gražaus vaizdo ir mes ten papietausim. Gerai, ką mes čia turim pasiėmę? Ką šiandien valgysim, tai japonų chicken teriyaki makaroniukai su bandelė už 3 kapeikas, kaip vadindavo mano vaikystės laikais. Tada atsigersim kavelės 3 viename su pora bandelių ir finale dasimūšim su Red Bulliuku. Biškį energijos. Tai jo, biškį skyšių gausiu, arba kavytė, Red Bulliukas, biškį užkasim. Tai manau, energijos bus pakankamai. Įjungiau noise cancellingą, tai gal biškį bus geriau su vėju, nes iš tikro labai vėjas pakyla, kaip ir turėjo būti. Vėjas ir turėjo būti. Tai į pabaigą jau gerdamas kavą biškį net šalt pradėjau. Tas nesušalau truputuką. Pirmas ekstremas 8-7 metrai. Dedu kamerą ant galvos ir bandom. Aišku, kadangi čia ekstremas, čia nėra virvių, kaip suprantu. Tai čia gali būti biškį prikoliukų. Visgi yra virvučių čia. Galvoju, kad virvių nebus. Visgi net ir į ekstremą virvės įdedamas. Ne tiek, kiek virvės, kad laikytis, o tiek, kiek bordiūras, kad nenulėkti į vieną pusę. Tos kaip atitvaras labiau. Nors čia realiai tai visiškai šlaitas. Vaikyti. O kaip čia eiti? Jo. Aišku, aš ten toli niekur nenugriusiu, bet norisi takų eiti, kuris ir yra skirtas. O, virvosikas. Čia virvės nereikia, iš tikro. Nežinau, kam man čia. Bet jeigu yra, tai pasilaikysime. Va čia jos reikės. O, čia jos reikės. Kojytės lysta. Jo, čia žiemą labai smagu turėtų būti. Nes realiai laviruotum tarp abiejų pusių. Arba ten užkabinęs už vyrų būtum, arba šitoj pusėje. O gal baigęs vyrios, noriu sakyt, what the fuck? Nesibaigė. Užlipom beveik. Apa. Viskas.
O, blembaški. Atitrenkiau medį ir mestelėjau tenais. Įsižiojęs biškį. O dabar reikia čia žemyn varyt. Nu, va, ženklas yra. Va, ten matau, užėjimas bus. Nuo šlaito. Tai viskas gerai. Einam tinkamą linkme. Svarbiausia, kad koja tik neužskabintų. Įsidūriau kažkur. Čia biškai pačiuosi, man atrodo. O, kažkas pametė vandenį. Visiškai pilnas buteliukas vandens, net nepradarytas. O gal čia kažkas pasidėjo, kad nereikėtų neštis. Vervūzė. Oho, čia tai šlaitelis. Tikiuosi laikys. O, čia jeigu pasileisti žemyn, eik tu peklon. Dar vėjas kyla. Čia jau biški yra. Ne, čia žiema. Nebent čia aš ten subinės visą laiką. Laikyk medelį. Laikyk mane, prašau. Žinot ką? Ekstremas vienas smagiausių dalykų čia sutiktų. Gerai, kad pavalgiau. Aš labai džiaugiuosi, kad aš pavalgiau. Lemukio palaida virvė. Palaida virvė yra vietos klaidoms, reiškia. Viskas. Beveik užlipau. Viskas. Štai ąžuoliukas. Koks galingas. Jo, ąžuolas. Rudaičių ąžuolas. 5,3 metro apimtis ir aukštis 26 metrai. O, 5 metro apimtis. Dičkis, norėčiau lipti jį. Va čia yra tas namukas, apie kurį kalbėjau. Čia iš tikrųjų bus galima pažiūrėti. Bet čia stalas dingo. Ai va, ne, čia durys. Kažkas stalą nufirino kažkodėl. Jeigu kažkas nežino, kaip atrodo bandelė už 3 kapeikas, tai tiesiog atrodo štai taip. Tokia va, be nieko bandelė. Batonas mažas batoniukas. Bet manęs skanės, manęs patinka. Tai sausus batonas su Red Bullu. Geras derinys. Tarp kitko, šią mano kelionę remia aš pats. Mane remia 5 šūvis. Tai yra mano antras kanalas, kurį pradėjau praeitais metais. Tai yra kanalas apie ginklus. Pradėjom nuo CO2 ginklo, šiemet PCP ginklas, kitais metais 22 LR'as, kitam sezone 308 Magnumas, na ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tai nėra tiesiog šaudimai, tai yra ginklų istorijos, informacija apie ginklus, informacija kaip išsilaikyti ginklus, na ir daug labai
įdomių dalykų, įdomių pašaudimų, kur šaudau ne tik į taikinius, bet ir į daiktus, iPhone'us, kompus ir panašiai. Tai užsiprenumeruokite, sekite, laikinkite video. Nuoroda į tą kanalą yra video aprašyme ir žinoma komentaruose. Ačiū. Nu ką, antras ekstremumas, antras, 8,5 metrai, nu čia jau iškart matos, kad ekstremas siaura, yra į abi pusės šlaitai. O čia jeigu įsibėgėsi biškį, bus bach ir nusiverti. Gerai, antras ekstremas, judam, žiūrim, ką čia pamatysim. Anas ekstremas man patiko. Ui, kaip čia smagiai čiuožiamės. Čia labai birus smėlis, tai pakankamai lengva čiuožti. Nežinau, net ar priekiu, ar galų, ar šonu, kaip čia geriau. O čia jaučiu galų biškį, geriau bus eiti. Bliamba, kaip rankas skauda jau. Dundukas, nepasiimu pirštinių. Bliamba, čia toks mėšlynas biškį. Kaip nieko gero. Nes paslysti ir drypti su rūbais į tą mėšlyną visai nenorėčiau. Čia žiūrėk, dar rastais reikia pavaikščiot biškį. Valio, valio, jie. Supratau. Šitas ekstremas nelabai ekstremalus buvo, nu ten ta viena vieta tik tais. Šiek tiek ten to nusileidimo. Visa kita buvo tiesiog paprastas trailas. Pompa, aišku, yra vis tiek užkopti. Laiptukai padaryti, tai toks labai, jau kaip sakant, easy. Šiaip tai to leiti ir nereikėjo. Paskutinis ekstremas. Takelis atrodo tikrai labai smagiai. Toks irgi siaurutėlis, virvės iš karto apačioj. Ir šitas biškį ilgesnis, 115 metrų, ten buvo 8,5 tik tais. Paskutinis ekstremas ir daugiau kaip ir nebebus nieko labai baisiai įdomaus, tai dar šitą praeinam ir viskas, ir realiai trasa bus beveik įveikta. Nu, tikiuosi šitas ekstremas pranoks pirmą, permuš pirmą ir bus įdomesnis. Žiauri vėjas pakilo, kas nepatinka man, nes biškį stumdo. Atrodo, nesu labai kūdas, bet vis tiek biškį pastumdo. Buvo minčių iš tikro birolą padaryti, kaip lipu, įtaisyti kamerą, bet kai toks vėjas, kai pūsta kamera žemyn, po to reikės nenori pačiam nuo šlaito ridentis kameros ieškoti. Užsikapanojau čia, gavau eisiu tolin ir dabar man tokia dilema. Bliamba, nežinau ką daryti, nes į tą pusę, kaip ir matau, raudoną ženkliuką ekstremo. Reiškia, kaip ir turėčiau čia kopti, bet čia matau virvę žemyn ir ten irgi raudonas ženkliukas. Bet aš
vat pasileidęs iki to ženkliuko, toliau aš nebematau absoliučiai jokio takelio. Niekas nebeveda niekur. Tai vat, yra du variantai dabar. Pabandyti nusileisti ir pažiūrėti, kas apačioj. Arba iš karto lipti čia. Bet aš manau, kad aš pabandysiu pasileisti ir pažiūrėti, kas apačioj. Gal iš apačios kažkas kitaip matysis. Gal va ten kažkoks takelis ir yra, bet aš nežinau, aš nematau, ar ten yra žymėjimai kažkokie toliau. O čia tikrai, o čia tai, į šitą aš net nežinau, ar aš užlipsiu iš tikro. Nes čia reikės 4 lipti, apaugę žolėm ir labai status kalnas. O čia takelis veda paprastas, tai dabar net nežinau. Nu gerai, pasileiskim biškį žemyn. Svarbiausia neišsisukti kojų dabar. O gal čia tiesiog buvo per daug ekstremali šita trasa. Ir nutarė jos nebedaryti, nebetest. Nežinau. Blemba, va čia tai yra reikalas iš tikro. Gerai, pasižiūrėsim. Jo, takelį matau. Bet įdomu, ar aš sutiksiu ženklinimą kokį nors. Daugiau ar yra? Na blemba, yra. Matau, kad takelis veda, bet nematau absoliučiai jokio ženklinimo toliau. Čia yra paskutinis ženklas. Ai, vaikyti, viskas aišku. Viskas aišku. Gerai, nu. Gerai. Dabar kame esmė. Ten, kur buvo lipimas, aš kaip supratau, jisai nebetinkantis, nes ten tikrai labai pavojinga mačiau ir jokių virvių nebuvo užlipimui. Ir nu ten labai pavojingai atrodė viskas. Šičia viskas gerai, nes aš matau virvės viršui, prieš tai nepastebėjau. Čia viskas gerai, pro čia reikia grįžti, okei. O čia tiesiog nusileidimas prie tilto, pro kurį aš pradėjau kelionę žiemą. Nes va dabar matau va čia va takelį vedantį, aš dabar čia užlipsiu ir po to pro šitą takelį leisimės atgal. Jau realiai išeidinėsim iš šitos kelionės. Tai mano paskutinis kalnas įkopti čia, nusileisiu čia ir viskas, šita kelionė bus baigta. Valio. Reiškia, gerą kelią pasirinkau. Nu, bet ten ir atrodė, ten visiškai neadekvačiai atrodė, jeigu aš ten būtų reikėję ten lipti. Nu, jeigu būtų virvės, viskas okei. Nes ten visiškai stačiai ir žolė. Ta prasme, nu, aišku, įmanoma turbūt įlipti, bet su didelė rizika. Bet aš noriu lipti ten, kur veda šitas kelias. Ekstremo. Tai tą ir darau. Žiemą, kai buvau, aš čia valgiau ant kalniuko šitą. Ir pasižiūrėjau po to. Buvau biškį palipęs čia vat iki šito. Saulė šviečia. Iki šito buvau pasileidęs ir supratau, kad žiemą aš ekstremų tikrai neįsiu. Dar čia pažiūrėjau, kaip viskas atrodo. Sakiau, ne, hebra, grįšiu vasarą. Va čia aš ir nusprendžiau šito vietoj, kad grįšiu vasarą. Ir pereisiu. Blema, labai negerai, nes akis spigina. Nieko nematau, kur lipt. Blema. Virvės galėtų biški daugiau būt. Eina šikt. Nėra už ko užskabint. Va čia va. Ant šito suoliuko valgiau, atsimenu. Čia valgiau, šnekėjau, sakau, čia irgi lip, bet pasižiūrėjau į tą skardį. Galvoju, eik tu peklan. Tai šiaip ne taip, va čia va, buvo labai slidu. Šiaip ne taip čia pačiužiau iki va šitos vietos. Pažiūrėjau ten, galvoju, grįšiu vasarą. O po to kaip sunkiai užlipau, nes pradėjau lipti ir pradėjau čiuožti, o čiuoži tenais. Žemyn, ne ten. Tai va čia, šitoj vietoj ir gimė idėja įrašyti šitą video, kurį dabar rašinėju. Viskas, o dabar, kiek atsimenu, tokiu gražiu šlaiteliu
nusileisim žemyn, tada tiltelis, už tiltelio, biški paėjus kilometriuką ir mano mašina. Na, palieku jums grožėtis gamta, grožėtis vaizdais. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksim kitose žygiuose, gal jau ant dviračio, nes su dviračiu yra 2 kelionės didelės suplanuotos. Gal dar kokį žygį sugalvosiu, nežinau. Tai, kaip visada, laikas ant video, paprenumeruokit, nepraleiskit kitų video ir ačiū jums.